Daukšiagirės dvaras – tai autentiškas 1887 metų dvaras Vidurio Lietuvoje. Dvarą pastatė 3 broliai žydai Frenkeliai, kurie dvare vykdė komercinę veiklą, turėjo spirito varyklą. Dvaras priklauso mano tėčiui, Petrui Useliui. Ir būtent aukciono būdu jisai nutarė nusipirkti tą dvarą ir jį atstatyti. Pati restauracija įvykdyta per porą metų, tai tiek baldai, tiek paveikslai, laikrodžiai, veidrodžiai, visa yra supirkta iš antikvariatų, kad sukurti autentišką šito dvaro interjerą. Šiuo metu dvaras atviras lankytojams. Tai galima užsakyti dvarą privačiai savo šventei. Taip pat dvare vyksta ir santuokos ceremonijos, kurias Prienų metrikacijos darbuotojai atvyksta čia ir įteisina santuoką Lietuvos Respublikos vardan. Turistams, keliautojams dvaras yra atviras per patyriminės ekskursijas. Tai būtent pamatę žmonių susidomėjimą istoriją, norą pažinti giliau dvarą, kviečiame juos į teatralizuotas ekskursijas. Tai su mūsų ponia Adelė iš tarpukario laikmečio žmonės sužino ir visą dvaro istoriją ir prisiliečia prie tarpukario per skonį, nes turime tarpukario laikų gėrimų degustaciją tada. Jums teks nukeliauti net 150 metų atgal. Keliaujam? Keliaujam, be abejo. Pirmieji dvaro šeimininkai nuo 1887-ųjų broliai Frenkeliai. 3 broliai nusiperka apie 300 hektarų žemių ir pasistato savęs vertus dvaro rūmus. O vėliau šeimininkai keitė vieni kitus. Ir lenkas inžinierius Janas Sastomskis, neužsibuvęs ilgai porą metų, turėjęs labai blogą įprotį lošti kortomis, dvarą pralošė ne bet kam, o karininkui, pulkininkui Romanui Chodakovskiui, ponios Sofijos Smetonienės broliui. Taigi, nieko keista, jeigu prezidento automobilis labai dažnai užsukdavo paviešėti pas svainį į Daukšiagirės dvarą. Ponia Sofija lošia kortomis. Lošia su labai aukšto rango karininkais, su diplomatais iš labai stambių sumų. Tai slapta diplomatija. Pasitelkusi savo moterišką žavesį, ji ištraukdavo visas paslaptis, tokias, kokių net nežinojo pats prezidentas. Taigi, nuo 1928 metų iki pat 40 metų okupacijos dvarą valdo Norkaičių šeima. Paslapties daug savyje pasiliko, bet aš manau, kad televizijos žiūrovai atvykę tikrai galės išgirsti dar daugiau įdomios informacijos ir įdomių girdėtų ir negirdėtų istorijų. Tikrai taip. Aš čia girdėjau, kažkas čia yra gamtiško truputėlį. Nesakykit, dvaras su vaiduokliu yra įdomesnis nei dvaras be vaiduoklio. Dvaras be vaiduoklio tai ne dvaras turbūt. O mes jį turim. Bet reikėjo ieškoti Rusiją. Apskritai Rūsys yra labai vertingas, įspūdingos jo lubos kliautuotos ir kaip žinia, Rusija laikomi patys įvairiausi dalykai. Čia buvo ir spiritas varomas, ir runkeliai laikomi, keitėsi šeimininkai, keitėsi laikomi produktai. O šiandieną mes tiesiog džiaugiamės Rūsiu kaip pačiu turbūt autentiškiausia vieta visame dvare. Pagrindinis fasado puošybos elementas – keturlapio dobilo ornamentas. Sakoma, kad visi 4 tokio ypatingo dobilo lapeliai simbolizuoja svarbiausias vertybės – meilę, viltį, tikėjimą ir sėkmę. Tai jums norėčiau be galo padėkoti už tokias girdėtas ir negirdėtas istorijas. Ačiū labai ir manau tikrai dar ne vieną kartą čia dvare susitiksim.